Sveiki, aš Vidas Pinkevičius ir šiandien norėčiau Jums pasakoti apie garsąją Johano Sebastiano Bacho kelionę į Liubeką pas Dietrichą Buxtehude, kuris tuo metu buvo vargonininkas ir kompozitorius Marijos bažnyčioje, pagrindinėje Liubeko bažnyčioje. Garsas apie Buxtehudę ir jo meną siekia gana toli per visą Vokietiją ir nenustabu, kad jaunasis ir ambicingasis Bachas, dirbdamas savo pirmojoje pozicijoje Arnštato miestelyje, vidurio Vokietijoje, Tiuringijos žemėje, jisai nusprendė nukeliauti į Liubeką pasimokyti iš Buxtehudės vargonavimo ir kompozicijos paslapčių. Taigi Bachas pasiėmė 3 arba 4 savaičių atostogas 1705 metų rudenį ir nukeliavo į Liubeką. Bet kadangi jis neturėjo pakankamai pinigų nusisamdyti karietą, pašto karietą, Bachas buvo priverstas keliauti pėsčiomis. Jis tą darė visą laiką savo kojomis, o atstumas nuo Arnštato iki Liubeko yra netoks ir mažas, virš 450 km. Taigi Bachas nepabūgo šitokio didelio atstumo, galbūt pavojingos kelionės, galbūt plėšikų, kurie galėdavo užpulti pakeliui bet kokį keliautoją. Jis to nepabūgo, nes turėjo didžiulį tikslą pasimokyti iš meistro Buxtehudės. Ir nuvykęs ten jisai, žinoma, nesnaudė, o mokėsi nepaprastai stropiai. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad Bachas dalyvaudavo tose garsiuosiuose teatralizuotose spektakliuose, galima sakyti, oratorijose, kurias rašė Buxtehudė. Ir tai vyko per Advento laikotarpį, būtent tuo metu. Taip pat Bachas, aišku, galėjo groti vargonais tose oratorijose. Galbūt jis pats kopijuodavo natas, Buxtehudė padėdavo tą daryti irgi. Bet kokiu būdu, žodžiu, sėmėsi vargonavimo ir kompozicijos paslapčių. Galima sakyti, kad Buxtehudė buvo tam tikras modelis, meistro modelis Bachui, nes Leipcige vėliau, kai jau subrendo, Bachas visą savo veiklą būtent darė panašią į Buxtehudės tuo metu Liubeke. Jis kūrė kantatas ir jas organizavo atlikti, buvo tikras entrepreneris, galima sakyti, muzikinis toksai, tokia pati figūra, kaip ir Liubeke buvo Buxtehudė. Na vat, ir visą tai būtų nuostabu, jeigu ne vienas faktas, kad Bachas į Arnštatą pavėlavo sugrįžti net keliais mėnesiais. Liubeke jis prabuvo beveik 4 mėnesius, net ir per sudėtingą kalėdinį laikotarpį. Sudėtinga dėl to, kad, žinoma, vyksta daugybė muzikinių renginių bažnyčioje ir Arnštate Bacho tuo metu nebuvo. Tai kai grįžo Bachas į Arnštatą, nenustabu, kad Arnštato bažnyčios vadovybė buvo nepaprastai supykusi ant jo ir Bachas turėjo pasiaiškinti, kodėl jis pavėlavo. Na ir jis pasakė, kad, žinoma, juk jūs nebuvote palikti vieni be vargonininko, aš juk palikau savo asistentą tenais pavaduoti mane, bet aš turėjau tai padaryti, sakė jisai, nes norėjau sužinoti vieną ar kitą dalyką apie savo meną. Tai toks buvo Bacho pasiaiškinimas. Na, bet to neužteko Arnštato bažnyčiai, nes jis iš tikrųjų, Bachas grįžo labai pasikeitęs iš Liubeko ir pradėjo vargonuoti visiškai kitaip, šiek tiek panašiai į Buxtehudę, į Šiaurės Vokietijos vargonininkų stilių. Ir tai pasireiškia, pavyzdžiui, pamaldų metu jo improvizacijomis, giedant žmonėms. Tuo pačiu metu, kai jisai turėdavo harmonizuoti giesmę arba choralą 4 balsais, kaip įprasta, ir tiesiog palydėti savo akordais, savo harmoniją, bendruomenės giedojimą, Bachas dar pridėdavo melodinių improvizacijų, įvairiausių pasažų tarp giesmės
eilučių. Visa tai būtų, aišku, labai gražu meniškai ir tai nepaprastai gražus kūriniai. Yra net išlikusių tokių rankraščių, kaip tokie choraliniai preliudai tokio tipo, bet giedoti pagal tokias improvizacijas būdavo nevaržtai sudėtinga, nes žmonės tiesiog nežinodavo, kada pradėti giedoti sekančią choralo frazę, sekančią choralo eilutę. Nes tarp choralo eilučių Bachasgi improvizuodavo būtent savo pasažus šitos. Nu tai žmonės nepaprastai susijaudindavo, aišku, nervindavosi ir skųsdavosi. Tai Bachas turėdavo irgi aiškintis savo bažnyčiai, kodėl jis taip daro. Na ir jo vargonavimo stilius pasidarė per sudėtingas, tai Bachas tada pradėjo groti per dar paprasčiau, reiškia, visai paprastas harmonijas naudot. Tada bažnyčia pradėjo skųstis, kad jis per lengvai groja, per paprastai. Tada jis sudėtingiau. Ir žodžiu, kaip bedarytų, Bachas jiems buvo kaip rakšties, reiškia, nes jo motivacija, jo vargonavimo stilius keliom galvom buvo per didelis, reiškia, tokiam mažam miesteliui kaip Arštatas. Ir viso to jisai išmoko iš Dietricho Buxtehudės, kai apsilankė Liubeke, tą garsėją 1705 metų ir 6 metų rudenį ir žiemą per Kalėdas.